Šios gegužės, kokia čia šiandien diena, ketvirtos dienos video ir prasideda nuo lapų. Va tiek suvežėm lapų ir tai yra tik tai viena iš 3 krūvų. Yra dar 2 tokios. Bus kaip Klaipėdoj Simonaitytės kalnas kada nors. Čia taip mūsų sklypas atrodo iš galo. Čia, kaimynas buvo atvažiavęs, herbicidus kažkokius pylė su traktoriuku. Čia viskas taip atrodo. Jeriukas miega, pavargo, jis kelias anksčiau. Šiandien turėjom svečių. Buvo mama su tečiu atvažiavę. Šiandien mūsų medis įgavo veidą. Pagaliau jis į mumis pažiūrėjo, toks žvilgsnis išsigandęs. Gražuolis medis. Visi gražuoliai. Žiedeliai, kurie tikėkimės virs uogytėmis. Krūma. Viskas iš kitos pusės. Atvežė mums tėtis su mama langą, bet mes net neįsivaizdavom, ką mes su to langu darysim. Mes tikrai nesam kažkokie nei meistrai. Nu, gal kokie kur nors panaudosim, gražiai išvečiu dangus. Kur nors panaudosim, kaip dekoracija gal. Verandoj negražu, nefilmuosiu, kadangi lyjo dieną, viskas sulyjo, slėpėm viską, bėgom, nešėm, bet dabar nebelyja, tai reikės eiti susitvarkyti. Kėdės išvirto nuo vėjo, bet jau nebetaisom, pavargom taisyti. Rytoj turi atvažiuoti meistras namuko ir jau užbaigs galutinai mūsų trobelę. Jau bus viskas baigta. Šiandien grėbėm, vežėm lapus ir kaip Google'as pasakė, miško dangą. Va tokią miško dangą vežėm. Gal jos nereikėjo vežti, aš net nežinau, bet mes išvežėm. Vis tiek jos liko, atrodo, kad nieko nedarėm. Gėlytės, žiūrėjau internete, nuodingos, bet žydi gražiai. Čia išvežėm, iš čia išvežėm daugybę lapų. Ir daugybė visokių šakalių. Ir valiau mūsų pirmas suoliukas. Nu, geriau negu nieko, nes iki šiol tai mes visur stovėjom. Tiesiog, nes nėra kur atsisėsti. Liko paskutinė lapų krūva. Bet jau nebepajėgėm jos išvežti. Liko mūsų vežimaitis. O tokie lapai. Išvešim rytoj. Rytoj važiuosim namo. Į kitus namus. Tai prieš išvažiuodami išvešim. Vis dar randam visokių kažkokių daiktų. Čia yra guma. Iš žemės ištraukiau, o šiandien ištraukiam dar begriebdami va tokią vielą. Ir jinai yra visiškai sutrūnijus jau. Jinai trūkinėja. Čia matyt
karvės aptverdavo su tokia. Na, aš taip įsivaizduoju, kad senoviai, kad karvės neišeitų į kitų laukus, aptverdavo. Iškasėm čia va iš žemės, išrovėm šitą vielą. Tiesa, dar sužinojom, kad pas mus auga ir liepos. Neparodžiau, ten dvi mažytės liepos, bet garantuotai turbūt yra ir didelių liepų. Nes jau iš kur tos dvi mažytės liepos. Čia turbūt beržai. Turbūt. Nežinom, reikia googlinti. Mes visur vaikštam su telefonu ir viską googlinam. Žinom tik, kur agrastai ir serbentai. Ai, nu, dar žinom, kad yra klevai. Yra vienas labai didelis klevas. Gražus, gražuolis. Nu, ir labai gražiai lapų daug prikrenta. Labai gražiai. Daug. Mūsų malkos. Kokios malkos jos? Tiesiog mes į laužą kūrenam, nes pilna žemė va tokių supūsių, visokių rastų, visokių pagalių. Ir vis krenta, ir krenta, ir krenta. Nu, šiandien planas dar turėtų būti pasėti čia lauko gėlės ir žolę. Tiesiog žolytę. Bet kodėl čia taip tamsiai? Nežinau, kodėl taip tamsiai. Sutemo jau. Tai va, pasėsim čia žolytę. Atrodo, kad jau vakaras, dar tik tai 7:30. Tai tiek žinių iš žemės.